Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis Kiotman A lyga po ilgos pertraukos ir truputį keičiasi video formatas ir šiandien svečiuose turiu Stasys Katauskas, žmogus iš Telšių Džiugo tribūnas, vienas aktyviausių sirgalių. Stasys Katauskas, žmogus, kurio tekstus galima rasti Žemaitijos krašto laikraščiuose. Aš taip pat Stasį pažįstu iš šių straipsnių ir šiandien sustinkam tikriausiai gal ne pirmą kartą, bet oficialiai pirmą kartą. Labas. Labas. Tai Stasy, kaip atsidūrei Telšiuose, kaip atsidūrei futbole, gal trumpai žiūrovai? Nu, šiaip aš telšiškis iš tikrųjų esu. Ir į futbolą, kaip aš buvau 10 metų ir gal pusbrolis čia padarė didžiausią įtaką tam. Aš atsimenu, kai buvau 10 metų, dar sovietiniai laikai tebe buvo, tai jisai ten kažkaip... Aš atsimenu tokį faktą, kad 85 ar 6 metais kažkur tai 5 turėjo būti vasarą, žiūrėjau su pusbroliu Žalgiris prieš Dniepropetrovską Dnieprą ir man tam buvo neįdomu visiškai ten. O tų pačių metų rudenį 2-1 prieš Voronežo Fakelą ir aš jau džiaugiausi ten tuo visko ir kitą sezoną nulaukiau jau pradžios iš tikrųjų. Tai toks, ir nuo mažens, aišku, ten, tie laikai buvo, kai visi ten iš tikrųjų svajodavom būti visokiais Narbekovais, ten Ivanauskiais ir panašiai. Žaisdavom kiemus, iš kokių plytgalių vartus ten pasistatė ten. Tik toks skirtumas, kad aš ten labai vėlai nuėjau į normalias treniruotis. Ir nors ta galva ten buvo pramušta futbolu, šiaip jau 86 atėjau pirmas pažiūrėti Telšių maščių. Atsimenu, dar straipsnius skaičiau tuometiniam laikraštį, kad Džiugas pervadintas maščių bus, o jaunimo komanda Džiugo, ten man tas labai užsifiksavęs. Ir apie 92-3 pats šiek tiek žaidžiau, buvau tokia komanda Telšių Viltis, ten Mindaugas Sabeckis ten buvo amžinatelis treneris. Mes ten mus vadindavo Vilniaus gala, ten Vilniaus gatvės, ten iš ten beveik visi ten tie žaidėjai. Ir buvo tokie keisti laikai, kad, pavyzdžiui, Telšių Viltis žaisdavo 3 lygai, ten Ubiškės Patekla, ten kelių dar ten visokių ten keistų komandų. O Džiugas žaisdavo 2 lygoje, Mastis 1 lygoje. Bet Džiugui trūkdavo kartai žaidėjų, tai mus paimdavo ten iš tos... reikia suprasti, kad tų laikų Džiugas buvo jaunimo komanda, nors ten juridiškai lyg ir kažkas ten kitokio ten. Tai va taip ir aš esu net ir už tą patį Džiugą pažaidęs 2 lygoje ten kažkiek. Tai išgyvenai perversmą, kai Džiugas tapo Masčiu, o dabar jau Mastis vėl tapo Džiugu. Gal ne visai taip, tam tikrą prasme taip, bet tas perversmas prieš mano domėjimas futbolo pradžią buvo. O paskui, pas mane biografija tokia yra keista, aš ten iš tikrųjų ne kaip normalų žmonės, kai ten po 12 klasės išvažiuoju studijuoti, aš įsigudrinau į vakarinę nuėjti turėdamas 20 metų ten, baigiau vidurinį išsilavinimą 2, bet aš labai sėkmingai baigiau kažkaip ir įstojau į universitetą ir išvažiavau mokytis į Vilnių. Ir taip palaipsniui, pamažu taip gyvenimas klostės ir dėliojus, kad nors tu širdį ir laikai save telšiškį, bet realiai kažkokiu metu iš vis užsienį buvau atsidūręs ir tik tais rudenį ir grįžau į gimtąjį miestą. O Vilniui, jau žinojau, kad futbolistas iš manęs neišeis. Taip po truputėlį pirmiausia eidavau per rinktinį ten į ultrų sektorių ten. Kažkokiu metu ir į pietų 4 buvau ten jau taip šiek tiek įsitraukęs ten, nelabai aktyviai, bet vis tiek važiuodavau ten kažkurį laiką ten ir panašiai. Žodžiu, į Telšius grįžai pačiausių laikų, nes pataikiai kaip ir ant bangos. Ir gal paskaitysiu žiūrovom tada trumpą dalį iš tavo teksto ir pakalbėsime apie tai. Daugybę kartų esu pagalvojęs, kad būtent tada okupacijos laikai susiformavo ir įsitvirtino įprotį sporte rimtai žiūrėti tik į lietuvių kovas su kitataučiais, o vietinių komandų rungtynes laikyti antrarūšimis, dėmesio nevertomis varžybomis. Ar manai, kad iki pat šiandien tebėra tas pats, kad Lietuvos A lygos rungtynės yra įdomios labai nedaugeliui žmonių ir laukiam tik Europos? Šiaip ir taip ir ne, iš tikrųjų. Aš manau, kad prigimtis to reiškinio yra tada. Čia šiaip ne visi gal klausytojai bus ten skaitę, ką aš ten rašiau ir to konteksto platesnio, nes ten kaip
kaip ir klausimas, kodėl panašaus lygio futbolio, sakykime, ten, nu, kad ir toj pačioj Švedijoje, kur pats esi buvęs, tam, ta prasme, daina 10 000, o Lietuvoje nedaug silpnesniam lygiai, ten mažesnį kiekį. Tai ta prigimtis, mano galva, iš tikrųjų, jinai yra tuose laikus, toje okupacijoje, bet, aišku, jinai modifikavus, transformavus, būtų absurdiška visko kaltinti sovietmetį, 30, daugiau kaip 30 metų, bet kažkiek to vis tiek yra persidavę ir tom jaunesniam kartom ir čia, aišku, mes dabar Telšius turim be abejo augantį tą žiūrovų skaičių, viskas labai gerai tvarkoja, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, nu, vat, sakykime, ir begalės pavyzdžių, nu, tarkim, ne tik futbolį, tarkim, imkim krepšinį, ne, aš nelabai jo domiuos, bet žaidžia ten kokios Eurolygos varžybos iš visos Lietuvos, ten žmonės traukia į Kauną, ne, ten 15 000 rem plius minus užpildyta. Nu, buvogi čia, nu, vis tiek šiek tiek nuskambėjo Žalgirio Ryto tie superfinaliai. Nu, kas daugiau gali būti vidaus varžybos, jeigu ne tai? 8 000 žiūrovų, kur dar 7, tuščias vietas, ne. Tai va to kažkiek, aš pats, man ir tekė gyventi Pasvalio krašte, ten, nu tai buvo, aš pažįstu asmeniškai žmonių, kurie trenkės ten pažiūrėtos Eurolygos, nu čia mes turėtume apie futbolą šnekėti, bet, sakykim, nuokryps ten, ne va ta antroji religija. Jie gyvenime nėra nuėję Pieno žvaigždžių ten savo to miestą pasižiūrėti. Imam futbolą, imam tą pačią Pietų ketvirtą, tą patį Vilniaus Žalgirį, kas ten dedas per Euro taurės. Lietuvoje kažką tokio gali išspausti nebent taurės finalį. Jie patys tą žino. Eilinis A lygos mačas, kas ten vyksta iš tikrųjų. Nu, tai negali iš tų dalykų nedaryti išvados, kad mes vis tiek dar, nu, tebėrt kažkiek to. Bet tai, aš nežinau, aišku, bet aš galvoju, kad tai turi priežastis vis dėlto, nes, sakykime, nu, jeigu pasižiūrėt, nu, vis tiek išlaiko perspektyvos, kiek pas mus ir klubų subankrutavus, nu, Panevėžys, tarkim, ekrano nebeliko, FBK Kaunas su visom tradicijom, su ultrom, ten fanais, taip toliau, Vėtra, kažkokius tikrus fanus turėjau, kas Vilniuje yra beveik neįmanoma, ten, nu, Tornados jie ten vadino savo laiku, aš tada ten į Žalgirį dar vaikščiodavau. Nu, nebėra tų klubų, iš tikrųjų. Klaipėda, kitas pavyzdys. Ten gal stagnacija, gal ten, nu, ten vėl ten apie Vacį Lekevič kiek, bet, nu, bet... Ir va toks, tas pats Žalgiris, ten kyburiavo ant plauko, ten iš esmės. Ir tarsi užauga, tarsi pradeda kažkoks formuotis, ar ne kažkokia tradicija, kažkas. Va dabar mes turim Telšius, mano manimu, mes Telšius turim tą momentą, kai augam. Gerą pavyzdį. Jo. Kai čia yra bendruomenė kažkokia, yra rezultatai, ateit, pradeda žiūrovus, nu Telšių masto ten 1500 ir daug, šiaip jau pagal miesto dydį. Bet kad tas išliktų, reikia, kad ir komanda išliktų, ir ji tam lygiai išliktų, ir kažkaip. Ir turim dėja kitą pavyzdį, nu vėlgi, aš nežinau, pavyzdžiui, Marijampolės pavyzdį, bet atrodo, prieš kelius metus buvo, ar ne, ten su jau aukščiausios lygoje. Bet jie, nu jie ir dabar toj lygoje, bet nu, šiuo metu jie paskutiniai, ten, ačiū Dievui, mes juos nugalėjom ten. Bet šiaip realiai klausimas, va, fenomenas, ar ne, kodėl ten ir to žiūrovų tokio nebėra. Ir nu, tie dalykai, jie nesidaro iš nieko, jie nesidaro tos tradicijos. Žmonės turi priprasti, kad va, mano ta mieste, nu čia niekadgi nebus ten Dortmundo Borusijos ar ne, bet čia gali būti Telšių Džiugas ar ten koks nors ten Dainava, ten, nu, nesvarbu, Tauragės, Taurs, belekas. Ir daug žmonių, kurie sako, aš mėgstu futbolą, bet aš žiūriu Čempionų lygą, ten kokią nors dar kažką ir ten, nu, apie tai žinai. Tai va, į tą patį tada klausimas dabar, šiuo metu vyksta Europos čempionatas ir tuo pačiu metu mes turime A lygos rungtynės. Ir paskutinės rungtynės tarp Telšių Džiugo ir Sūduvos. Ir stadione mes turėjom virš 1000 žmonių, bet aš manau, dalis tikrai nubirėjo, kurie liko prie televizorių ekrano. Aš irgi taip manau. Ir turėtų, manau, nedubliuoti tokių varžybų su Europos čempionatais. Arba bet kurio kitų turinių. Tai. Vėl nežinau, bet čia šiaip iš tikrųjų ir sunkiai padarom tie dalykai. Nu, kaip ir idealu būtų, bet čia daugelį šalių sezonai ir pasibaig. Mes turim nu tokį klimatą, kokį turim. Yra Lietuvoje buvę bandyti ten žaisti ruduo pavasaris, nu, bet tai yra... Bet sekmadienis, tarkim, Džiugas pradeda žaisti 3 valandą ar 2 valandą. Tai... Taip, galėtų būti. Bet vėl nežinau, kiek, nu,
karštą. Jo, galbūt dėl karščio. Aš nežinau, koks čia geriausias sprendimas. Man šiaip irgi buvo įdomu, kiek, bėrėsim, pirmas mačas buvo su Vilniaus Žalgiriu. Kiek ateis, nes, kaip ir akivaizdu, kad ateintas 4-ženklis skaičius į Telšių šį sezoną. Bet Žalgiris irgi dubliavosi grupiniam, aš dabar neatsimenu, kokiam ten rungtynėm. Ir aš buvau maloniai nustebęs, kad mūsų, tikrai ten tas 1000 atėjo vis dėlto. Ten taip, mažiau negu prieš tai, bet tai galbūt ir nubirėti keli šimtai virš 1000, bet kad yra 1000, tai yra šiaip tai labai malonu. Tai. Tada į tą klausimas toks. Europos finalas. Europos čempionato finalas. Rungtynės. Vienodas laikas su Džiugo varžybom. Ką renkiuosi? Aš tai Džiugą renkuosi. Džiugą. Aš kitokį pavyzdį pasakysiu. Buvo Čempionų lygos finalas, Borusija lygtais, ar ne, su Madrido Realu. Man patiko, kai Džiugo Facebooko puslapį, ten parašyta, mūsų žaidėjai čia tas už tą, tas už aną, ten ką renkatės jūs, ir kažkas parašė Džiugą, kažkas dar parašė Džiugą, aš parašiau Džiugą. Tebūnė tai pusiau ambairė, bet vis tiek yra smagu, kad eikit jūs vėliau su savo tom Borusijom, mes palaikom. Aišku, šiaip jo, aš 100% rinkčiau už Džiugą, aš manau, kad taip nebus, visai smagu būtų finalų pasižiūrėti, bet aš tikrai rinkčiau už Džiugą. Grįžtant, nepabėgant nuo minties nuo tavo tekstų, Stasys yra parašęs ne vieną tekstą Kalvotojai Žemaitijai, berods 3 dalys apie Lietuvos ir labiau gal Telšių futbolą, apie kultūrą. Visi prašom paskaityti, paliksim nuorodas komentaruose. Galit pasiskaityti Stasio Katausko Facebook puslapyje, paliksime taip pat į Facebook profilio. Gal Facebook'e, nes tam laikraštis ne viską publikuoja elektroniniai erdvėjai, tai ten tiesiog Facebook'e yra nuskenuoti tie tekstai. Ne taip patogu skaityti, aišku, bet... Tai pasidalinsim tais tekstais, kad paplatinti, nes tikrai labai geri tekstai ir pridėsiu netgi nuotraukas, pažiūrėti žiūrovam, kad tavo tekstus skaito ne tik vietiniai žmonės, bet toks žmogus kaip Valdas Dambrauskas, ko gero yra žinomas tikrai Lietuvos futbole, vienas garsiausių Lietuvos trenerių ir ne vieną interviu su juo matęs, tikrai žmogus skaito labai daug knygų, rekomenduoja kitiems ir gavot pagirimą iš tokio skaitovo, tokio futbolo žinovo kaip Valdas Dambrauskas. Man tai labai malonu iš tikrųjų buvo, taip, tai yra vis tiek kažkoks jau paglostantis. O jūsų ryšys su Valdu Dambrausku, kodėl kaip jis... Aš neįsivaizduoju. Supratau. Aš nežinau. Aišku, aš žinau Valdą Dambrauską ir kaip buvusi Žalgirio trenerį, ir kaip ten Kiprė, Kroatijoje, ten Splite dirbus ir taip toliau, ir Graikijoje dirbus, bet aš jį žinau tik tai kaip eilinis futbolo besitam. Nėra jokio ryšio. Tai kviečiu visus pasiekti Stasį Katausko Facebook'e, nes... Bet ne tik futbolas. Ne tik futbolas, tikrai ne tik futbolas. Ir šiandien pasipuošęs su gražiu. Čia istorija turi tą apyrankę. Čia man būnant užsienį iš tikrųjų, kai jau prasidėjo tas karo etapas dabartinis, tai aš ten dirbau visai neintelektualius darbus ir aš turėjau daug bendradarbių vienu metu užplūdus iš Ukrainos. Ir kadangi vis tiek to žurnalizmo manyje kažkiek esama, aš paklausęs jų leidimų, iš visokių jų ten tų istorijos suparašęs tokią visai kitokią esė. Tai norėjau paminėti, kad jūsų profilį galima rasti ne tik apie futbolą. Ir ten viena tiesiog iš tų jau kalbintų ukrainiečių, man kaip taip simboliškai, man dar plus ir graži. Toks maždaug. Tai... Kad žmonės labiau tave pažintų, aš perskaitysiu dar vieną. TV3 su savo prakeiktų kažkokiu krepšiniu vietoj Olandų mačų prieš Austrus. Nors tiesa, kad daugiau iš jūsų tikėtis paskritum. Jeigu ką, neaiškinkit, prašau, kad reikia kažkur registruotis, ieškoti internete. Tegu tavo prakeiktą 5-eilės svarbos kašį jie ten ir internete įrodo, o ne Europos futbolo čempionato. Tai parodo šis postas, kad esi futbolo. Jo, vienareikšmiškai. Aišku, kaip ir visi lietuviai, aš ten kažką nutaikiu, bet man... Tai krepšinio nežiūri. Nežiūri.
Nežiūriu nuo kokių, žinai, nu kada aš Rinktinė? nežiūriu. Ne, aš iš vis nežiūriu nuo Sidnėjaus olimpiados. Esu kaip ir su kažkokiu bendradarbiu, taip nuobodžiai kažkokį mačą kažkada pažiūrėjau. Kažkiek tu vis tiek patenka į tavo tą lauką tų naujienų, plius minus, nėra taip, kad nesiorientuočiau, bet aš visiškai sakau, kai Jasikevičius neįmėtė to tritaškio amerikiečio, aš daugiau nemačiau savo iniciatyvų nė vienų rungtynių ir netgi atsimenu, nesvarbu, čia per daug klysiu. Tai dar vienas tada, po to paklaus dar klausim. Kad jau škotai įvarčių patys nemuša, tai ir vokiečiai, ir šveicarai neapsikentė per rungtynės su škotais, įsimušė po įvartį į savo vartus. Tikiuosi, šią gražią tradiciją šią vakarą ir vengrai pratęs. Nors šiandien ir aš jau po džiugų varžybų ir škotai yra iškritę, kokia tas intencija ir tos mintys apie Škotiją. Tai... Čia, žinok, yra mano Britų salos, man kažkodėl ypatingai tos mažosios, ten Velsas, Airija, Šiaurės Airija, man kažkokį sentimentą šiam jaučiu. Aš niekada nesu buvęs, aš užsienį iš Olandijoje gyvenau ten. Kažkaip Olandams esu toks ganėtinai abejingas, bet, žinai, tai yra susijęs su vaikystė šiaip. Ne su vaikystė, bet gal su paauglystė. Aš kažkada buvau žemėlapius atradęs, dar nieks į jokias Airijas nevažiuodavo ten, kad Airija yra beveik tokio pat didumo kaip Lietuva, beveik tiek pat gyventojai, sostinė Dublinas tuo metu beveik toks pat kaip Vilnius, dar man jų istorija, žinai, mūsų su rusais, jų su anglais ten, jie dar žaliai balti ten futbole, ten, kaip Vilniaus Žalgiris ir man kažkokie ten atsirado toks už visokius ten škotus, ten airis, ten, čia nėra racionalaus paaiškinimo, Danija man patinka, aš irgi negalėčiau pasakyti kodėl, bet jie gali kaip nori blogai žaisti, aš vis tiek kažkaip palaikau juos. Tai taip. Nieko aš nepasakiau. Gal mes tada ir nestabdom ir važiuojam tada į kitą dalį, tai yra į Europos čempionatą. Tai pradėkim gal, kas tavo favoritai? Čia vėl, šiaip iš tikrųjų, kaip, mes ten kažkada iš kažkokios išvykos grįždami, ten Agnė klausė, ką tu palaikai, aš ten pradėjau dėstyti savo išvedžiojimą, sako, tai žodžiu, už visus ir prieš visus ten. Realiai nežinau, šiaip iš tikrųjų, tikrai nepalaikau prancūzų, tikrai nepalaikau ispanų. Šiaip jau palaikyčiau Italiją, aš praeitą Europos čempionatą labai džiaugiausi, kad Italija tapo čempionais nuo pat pirmų rungtynių, bet šiemetinė Italija, jau vienas dalykas jos jau nebėra, kitas dalykas, ne tokia kaip, tiesą sakant, ne ta Italija, kokios kažkaip laukia ir tikiesi ten. Danijos irgi nebėra ten. Bet Danija demonstravo tikrai. Jo. Ir ten tu gali šnekėti, pavyzdžiui, mano manim, tai visiškai varas sugadino ten visas tas rungtynes. Galime žinau, kas ten būtų. Aišku, objektyviai, vokiečiai stipresni be abejo, bet vis tiek tai iš to, kas liko, o tas yra, kad daug mano mėgstamų komandų, kroatų nebėra, aš jos labai ten irgi taip, sutapo. Aš ėjau už Italiją, bet kroatų buvo gaila ten, ypač Modričios, bet aš šiaip būtų Italija vis tiek nepaisant nieko, bet jos nebėra. Tai iš to, kas liko, net nežinau. Svarbu, kad ne prancūzai ir ne ispanai laimėtų. Žodžiu, esi prieš futbolo gigantus. Ne visada, bet dažniausiai taip. Jo, greičiausiai, kad greičiausiai teks užduoti. Norisi intrigos. Jo, norisi intrigos. Jeigu eis kokie nors ten, aš nežinau, ten Portugalai, Olandai tie patys, aš turbūt būsiu už juos. Bet iš to objektyviai, tai prancūzai, ispanai, vokiečiai yra stipriausi. Tai va ir sakęs, mano klausimas buvo, gal galėtum išrikiuoti įsivaizduojamų savo top 3, kaip pasibaigs čempionatė. Bet čia ne pagal simpatiją. Ne, pagal realiai, kaip matote žaidimą. Tai šiaip tai aš tikiuosi, kad vis tiek vokiečiai šį čempionatą bus geresni, bet šiaip potencialų prancūzai su ispanais turi gal daugiau vis dėlto. Vokiečiai turėtų būti reti ten, bet gal namų sienos kažkokie tokie veiksniai ten visokie. Turi dievi brangs ir tie turi kažkokių stebuklingų žaidėjų ten, kur... Bet iš tos trijulės, va čia vis tiek tegu suveikia šiek tiek simpatijų. Daugiau tai vokiečiai tegu būtų. Vokiečiai? Ispanai. Prancūzai labiausiai nemėgsta iš tų trejetą ten. Bet aš kažkokį negatyvą neakcentuoju, bet yra ir daug tų mėgstamų, mylimų ten tų visokių man. Kaip matot, anglų neminėjau. Man anglai šypseną kelčia. Tiek daug už anglus. Kam liūdisi, kam čia? Man tie už anglus man kelia tokia šypsenėlė, tokia, net nelaimės tai vis anglai.
Na, tikrai keistas anglų pasirodymus, labai, žiūrint į ispanus, tai komanda ta, kuri tikrai matai, kad gali laimėti ir perlaužti rungtynės. Žiūrint rungtynės su Gruzija, prasileidžia įvarčių, bet ten daug smūgių, daug atakų, daug pavojingų momentų. Anglija suka ir apie nieką. Apie nieką šis iki. Ir apie nieką. Dažnai tai buvo. Aš dar esu pastebėjęs, aišku, čia vėlgi, kiek galima šnekėti, ten, vis tiek skirtingi treneriai, skirtingos žaidėjų kartos, kokie ten, nežinau, Beckhamo laikai, ar net ten Lampardo laikai, ten kokie nors Veino, Rūnių, nesvarbu. Bet jie vis tiek, kas bežaistų, kokiais ten 10 metų atgal, 20 metų atgal, jiem dar būna būdinga vienas mačas visiškai pro šalį, vargais negalės, kitas gali būti, oho, ten iš tikrųjų. Bet šį čempionatą kol kas tai ten pro šalį, ten daugiausiai ten. Bet kapstas kažkaip. Tai tada toks klausimas. Europos čempionato nusivylimas. Kuri komanda? Tai Anglija. Ir tada Europos čempionato nustebinai. Staigmena, sakykime. Gruzinai, Sakartvelas vis tiek. Aišku, jie neturėjo šansų prieš ispanus, bet pirmiausia, aš nuoširdžiai nesitikėjau, kad jie išsikapstys ir dar taip žaisdami, nes jie galėjo ir su turkais lygiosiom. Ir net ir vakar vis tiek buvo tas 1-0. Kažkurį laiką. Kažkurį laiką. 1-1 dar buvo antro kėlinio pradžioje. Nereik tikėtis gal kažko. Ne, tai tikėtis gali, bet reikia suprasti tą realybę, bet tai čia jau, ką žinau. Šiaip prie nusivylimų dar, ką žinau, vis dėlto aš tikėjausi iš Vengrų daugiau. O škotai, kaip visada, nors aš juos ir palaikau, bet... Na, šį čempionatą išskirtinai gerai pasirodė tos žemesnio rango komandų, sakykime, ir Slovakija, ir Slovenija, ir Gruzija. Jo, Slovakus reikėtų prie tų, net ir rumūnai, sakykime, jo, rumūnai, kurie tebėra. Kažką dar gal parodyti, tai taip atidžiau visi žiūrėjus, yra ten ką aš šnekėt, kaip, kad, tiesą sakant, reikėtų gal po čempionato jau galbūt, kol kas, aiškus, Sakartvelas, bet yra, gali būti, kad kokie nors rumūnai, pavyzdžiui, iššaus ar ne, ir dar, ir užgoš viską. Na, tada baigim temą su Europos čempionatu ir tikėkimės, kad finalas nebus tą pačią valandą, kaip džiugu varžybos. Aš esu vienas, aš atsimenu bėgis, mes su pusbroliu tarp kitko tuo pačiu ten buvo irgi Europos čempionatas. Mano pirmasis gyvenime matytas Europos čempionatas 88 metai, taip pat Vokietija. Vienu metu žaidė ten italai su Danija, vokiečiai su Ispanija. Bet ta sovietinė televizija rodė tik vieną mačą kažkaip ten italų Danų. O čia Maistis tada ta pagrindinė komanda vadinasi, aš nesimenu, su kuo ten žaidė, bet jie žaidė ten kažkokiu tokiu metu, kad mes ten per 15 minučių bėgom ten į tos Vilniaus gatvės, tos galus ten į Luokės gatvę, kad suspėtumėm. Ir kažkaip ten pavėlavę, bet suspėjom ten. Bet aišku, dabar jau nebebėgčiau, kur jau ten. Bet esam bandę suderinti, kad ten ir Telšių tą komandą, ir tą kitokį. Tai va. Ir keliamės į ketvirtą temą. Ketvirtos daliais, pradžia, gal įdomiausia, visi laukia tos A lygos apžvalgos, pradedam kalbėti žemaitišką, nes... Vis tiek Telšiškė. Telšiškė, biškė, apie Džiugą gal daugiau, nors žiūrovas gal ir platesnis, bet tebūnė. Ir pagrindinis dalykas tai ir lentelė, ir praleidau čia jau Skjotmena lyga kanals režisierė kalti, prodiuserė, kad neįvyko tų laidų ir Žalgiris jau dėl techninių kliūčių Žalgiris jau gerokai pabėgis, ko gero jau nieks ir nebepagausame. Ir lėkusi turnyrą lentelės dalis, tai Hegelman 36 tašką, Žalgiris 31, Džiugs 29, Banga 26, Dainava 24, Transinvest 22, Panevežys 21, Šiaulė 21, Sūduva 20. Aš mes su žiūrovam lentelį to pačiu metu, kaip kalbam, kad matytų to nuves lentelės vaizdą. Palyginimo, kiek nedaug taškų sker tarp tų komandų, 2-3 pergalės ir viskas vėl makaluojas ir čia kažkas buvo prieš tai labai gerai parašęs dar iki praeitų varžybų. Pažiūrėjusi paskutinis 3 komandas, tai buvo Šiaulė, Panevežys, Transinvest, vis 3 komandas, katros nori lošti Europą ir vis paskutinis. Bet dabar šiek tiek situacija pasikeitė. Tai taip Sūduvos su Transinvest apsikeitė. Jo, Sūduvos su Transinvest apsikeitė vietom.
Na, o žiūrint labiau iš Džiugo perspektyvas, tai nedaug, esam į nuntros veids ir labai nedaug esam, sakykime, 7-8. Mes labai išvaistėm to nuotrauką, kad turėjom vis dėlto tai, kad mes vis dar 4 vietų esam, kur turėjom tom seriją 7 rungtynių be pergalių, tai rodo, kad buvom biškėlį atsiplėšę. Kažkokį laiką netgi bandėm ten kabintis už tų, gaudyti ton Žalgirį dar kol nebuvo taip pavyks, bet nepavyko ten nubėgams. Tai realiai nuo 3 veids iki 10, netgi ne nuo 4, nuo 3 iš esmės košmaras prasideda, kur ten 2 geri, 2 blogi mačai ir tu gali garmėti žemyn arba kelti kažkiek tai toks. Ir mes negalim garmėti, neturim, reikia stengtis. Taip. Ir įsijungo šitą paskutinių mačų rezultatus, tas mūsų, sakykime, dūbė prasidėjo tai nuo atėjom į stadioną. Tai paskutinis rungtynis buvom laimėję 2024 gegužės 11. Ir laimėjom prieš Sūduvą. Ir grįžom dabar į pergalių kelią vėlgi prieš Sūduvą. Tai Sūduvą, sakykime, mums laimė nešta. Gaila, kad mes ketvirtfinalį taurės ne prieš Sūduvą žaidėm. Jo. Ir tai po Sūduvos paskutinis pergalis gegužės mėnesį iš tikrųjų sekė lygiuosi su Banga, pralaimėjom Hegelmano, pralaimėjom Žalgirio, lygiuosi su Šiaulės, kur tikrai turėjom daug šansų. Išleidom iš rankų. Jo, tada Vilniaus Žalgiris nėra kalbų, Bet irgi buvo tokius, aišku, mes silpnesni, bet ir nelaimė šiaip. Iš tikrųjų tragedija buvo Širvintos ir Alytaus. Tada Transinvesto 3-0, tada prieš Dainavą 3-1. Ir, kaip minėjau, jau grįžtam į pergalių kelią 1-0 prieš Sūduvą, kur jau Bet privalėjom. Privalėjom, ir nori Telšių Džiugs turi imti taškus ir anus pasiėm ir šventi vėl miesti. Tai buvo toks, sakykime, gan gili dūbė, Telšių Džiugo. Ir tu kaip Telšių Džiugo fans, tas iš tikrųjų, kur jau esi, jau neatsiejama dalis, būni kiekvienos namų varžybos, beveik visos išvykos, dainauji, muši būgną, kuri dainas, skanduotis. Ir aš manau, jis neatsiejama dalis. Tai kaip tavo manimu, čia jūsų tokie grupuoti gal nėra labai didelį tų, katrai dainon, katrai išlaiko tomės brandolį jo aktyvus, kiti, sakykime, ir stebėtoje, katrai atvar galbūt futbolą žiūrėti. Bet vis taip, bet važiuom dalis žmonių, kur atrodo, tu Telšius tarsi ir kažkur gal išsibarsti, bet išvyks. Tai norėjau paklausti, tai kaip turėtų toks tikras fans reaguoti į tokį, sakykime, dūbėlį, kur atrodo ir gal pritrūks kažko? Mes čia su tokiu Ringaudu, kuris ir toks tarsi legenda, žiūrovą nežino, mes turim Džiugs ir Kaunį gyvenant telšiškį faną, kad vis pažiūrėjau dviračiu iš Kaunį Ukmergį taurės mačą atvarė ir paskui gal 150 km ten pirmin atgal. Tai mes su diskutavom, bet šiaip nežinau, iš principų judėjims, mano supratimu, neturi kažkokios tos bendros pozicijos, bet aš tai manau, kad yra, bet komanda turi suprasti, kad mes vis tiek palaikom ir šiaip jau nenusigrėšim, gal tam ir esi, kad palaikytum ne tik tada, kai seka, aš ir nediskutauti, tai, bet be jokios abejonės, už pralaimėjimą plūti tikrai nereikia ir sakykime, po Širvintų, kur ten visiškai prastas žaidėjams nevyks su triuškinais pralaimėjimus, tai mes, aišku, kad mes paskandosim po rungtynių Džiugas, man vis tiek atvažiavom padėkoti. Mano manim tas ir svarbu, kad mes esam, matom ir bandom ten kažką jums palaikyti, bet ten kažkas bandė ten vos ne ačiū pradės, kad tai ir reikia gerbti savo komandą. Jeigu jūs žaidat prastą, tai žinokit, kad jūs žaidat prastą. Ką pasiūsti, kokį formą tą žinoti, tai čia jau ir visai kita tema, ir tai yra ganėtinai sudėtinga, ten kažkaip princip kažkoks šaltesnis vis tiek tas elgesys turbūt būtins, bet palaikyti komandą reikia nepaisant nieko. Jeigu tu ten neišvengiama tos daubis ir bus anksčiau ar vėliau ir serijas nesėkimo, tu ne fans esi, jeigu tu eis tik tas tada, kai yra. Bet aišku, tai nereiškia, tu nematai, sakykime, ta visa serija prastų rungtynių, tie praleisti įvačiai, taigi ten ir klaidas, ten, kai mūsų gynės numet, realiai rezultatyvų perdavimą atiduot mūsų gynės varžovų. Kai Alytau ten, sakykime, iš paskutinis gynės valydams, ten išmuždams kamuolį, įduodi kojas pasų, ten
Dainavos puolėjo, kuris išlygina rezultatą ir ten viskas vertas. Tada, tai be abejo, tai ir nesąmonės. Ir aišku, kad nereikia glostyti ir gerti komandas. Jie turi žinoti, kad kur jie daro nesąmonės. Tiesiog. Tai va, bet šiaip tai mums kaip fanam iš tikrųjų labai daug dar reiktų susikoordinavimas. Čia kita gal tema, kitas aspektas iš tikrųjų tokios pozicijas, ką kažkokios, realiai jos ne visados ir yra. Būtent kaip grupuoti kažkokios tai pozicijai. Nes ir Vilnius savo irgi tekstų minėjo, biškiai rašė apie ultrų judėjimą, gal perpasakoja, ne, iš kažkokių ten šaltinių, kaip Italijos susikūrė, pirmieji ultras. Ir kas tas yra ultra ir ar telšia banda bent biškiai lygiau atsiton ultra, ar kokiu keliu jūs einat? Čia ne manis vien reikėtų klausti, čia iš tikrųjų per daug įvairūs ir skirtingi žmonės yra. Aš gal tie pasakyčiau, šiaip pats ultrizmas, man supratim, ir gyvenim būtų, pirmiausia, tai ir gyvenim būtų, tai savotiškas sportinė subkultūra, pavadinkime. Ir būti tikrų ultra, ne žaisti ultras, bet būti tikrų ultra ir nelengva, nes tu tam turi, pirmiausia, daug laiko skirti, tu turi kovoti, ne, ten už tą savo komandą, visi ir tai nėra tik būti stadione, ten kažkas ten stovo, kažkoks įdirbis už to, kad taptų įmanoma, bet mes matom Europos čempionatą, ne, ten daugybė žmonių, ten gražu ne tik ultras, bet ta kultūra ir persimuisi Europoje vis tiek, kai ten daugybė žmonių, ten 1000 dainom kažko, kad tai taptų įmanoma, sakykime, tai ir daug metų, ir daug žmonių ten kažko padarė, ir mes Lietuva to irgi kai kur turim, bet gal už tų aktyvių sektorių ribų dar sunkiai Lietuva išplitus ir ne tik telšys iš vis to nėra iš esmės, bet tai nėra lengva šiaip jau, tu turi gyventi komandas ir judėjim reikalas. Kiek suaugusių žmonių, ten turinčių darbų, šeimas, vaikus, buitį gali ilgai tame suktis, ar ne ten. O kas dėl telšių, tai aš nemanau, kad mes bet tie žmonės, kurie ten esam, eisim, tam būsim, tais ultrom ir taip toliau, ir kvaila būtų apsiskelbti jais, nebūnant, ir aš net nemanau, kad to reikia, bet kuo man noris, kad telšius būtų ir kuo vis dėlto dar nėra pakankamai, tai čia aš įsivaizduoju, kad vis tiek tus palaikymo tipus, jeigu lyginu, čia nereikia išradinėti dviračių. Pasaulis ir Europa ir seniausiai atradė, kad tas ultrų stilius, būtent elgesys rungtynių, bet aš nekalbu apie ten visokius už futbolinius reikalus, bet būtent ką daryti stadione per mačą. Jeigu tu sėdi, jeigu tu puti ten visokius dudelius, jeigu tu ten pirmiausia prioritetą teiki nepalaikymui, o žiūrėjimui, labai sunku ir sukurti kažkokį gerą koordinuotą palaikymą. Tas pats elementarus stovėjimas, mes kol kas kaip grupuoti, mes dar daugumą nesuprantam, kad reiktų atsistoti iš tikrųjų. Ir net nestovėjams dėl stovėjim, bet tu, kaip pasakyti, kad suskambėtum, net ir gali ir nedidelis žmonių būrys, ten 20-40, sukurti gerą, iš tikrųjų gerą atmosferą, jeigu užsivedi darniai, koordinuotai, nebaubė staugio, bet dainuoji kažką, žinau, žodžius, ne. Bet tu turi eiti tam tikrą, kaip aš nesu kažkoks ten muzikos specialistas, bet tu turi eiti kažkokį tą transą, nežinau, gal per stiprus žodis transas, bet tie visi dalykai, tas stovėjimas, kai visi iškelt, ten kažkas skanduodami rankas į viršų, ar net ten suploji taktą, kai ten susikabini, pašokinėjai, padedi įeiti į ritmą tą, kai tu ten, dabar ir kaip, iš tikrųjų mes čia dainuojam, 2 žmonės čia dainuoja, čia 3 nedainuoja, 5 ten dainuoja, ta prasme, pavienių balsų kažkokių ten. O visas tas būrys, jisai, kad į tą bendrą darnų gaudės, kur jau ten, juk niekur nėra profesionalai tos tribūnos, ar ne, ten iš tikrųjų, bet tu turi tą daryti ir sėdinti žmonės taip, žiūrėkti, kai yra tikra emocija, rungtynių, kad ir vakar pabaiga. Nereikia sakyti, visi atsistoja, niekam ten nebeužstoja, ten viens kitą vaizdą, ar ne, bet kai tu ateini fanų sektorių ir tu ten girdi, kad, maždaug žmogau, tu čia nestiklinis, aš čia noriu pažiūrėti, jeigu kažkas mosuoja vėliavą ir jam ten kažkas burbuliuoja, kad tu čia užstoji vaizdą, tai su tuo, labai sunku ir tą gerą palaikymą. O mums, pavyzdžiui, mes dabar, ir aš galvoju,
Nu, mes esam tokie kaip kryžkeliai, tas Žiogų fanų, tas judėjimas, mano manimu. Gal aš galiu klystis, bet mes dabar esam tokie kryžkeliai, kai mes, mano supratim, galim augti kokybiškai pirmiausia. Vat kai tu šneki su kitais žmonėm, jie pradeda šnekėti apie jaunim, čia turi jaunims, tai dar kažkas ten, nu, tipo, mes negalim padaryti, čia turi kažkas kits padaryti, tas kits tai jaunims, nes iš dangaus nukris ir, nu, nebūn taip, iš tikrųjų, fanai ir tokie kokie ir. Fanų amžių limito nėra. Jam nėra limito, iš tikrųjų, ateis tik tie žmonės, kurie apskritai ateina į stadioną. Dabar vėlgi aš taip hipotetiškai bandau įsivaizduoti, nu ateitų, nu neateis 20 iš karto, ne, ateitų kokie 3-4 entuziastai. Juk jeigu jie ateitų ir nuspręstų, kad ne, čia nori stovėti ant šokinėti kažkokio vėliau, juk jiems irgi atsirastų, sakančių, jūs čia sėskite, jūs čia ten kažką. Tiesą sakant, Lietuvoje ir tokių fanų judėjimų, ultrų, to pačiu, kurie ten, nu, aš dabar negaliu pasakyti, bet man atrodo, kad pirmoji armada Panevėžy taip, nes aš kažkaip pažinojau ten studijų laikais, mes ten vienam koridoriui gyvenom su vienu iš jų ten tų, nu, kad Panevėžy buvo panašiai prieš 20 metų kaip Telšiuos ir galiausiai, bet tik ten, kad to jaunimo ten buvo tais laikais ir nuviraniai ten tiesiog neapsikentė, išėjai ten kažkur į kamp, kad nebetrukdytų jam ten stovėti ir ten šokinėti. Tai aš nenoriu to Telšiuos iš tikrųjų ir nepadarysiu aš to iš tikrųjų, bet noris, kad mes kokybiškai augtum. Jeigu mes augsim kokybiškai, jeigu išmoksim daugiau tų dainų, daugiau tų žodžių, koordinuočiau dainuoti, jeigu atsistosim vis dėlto, bent jau dalis, bent jau to būrelis, kažkoks brandolėlis, nu ateis tik laiko klausimas, kad ir tas jaunimas ateis. Jeigu mes nieko nedarysim, tai mes čia 30 metų galim pabėti, kad kur tas jaunimas. Tai gal paleik tą mažą žinutę žiūrovų, gal dakeliaus, katras galbūt sėd kažkur ir nedrįst, kad yra laukiams, ne, prie tų vėliavų, kas tikrai nori padainuoti, nori įsijungti ir laukiams, ten tiesiog tegu ateina ir jungas. Aš nežinau, galbūt ir tai fanakai, kurie, pavyzdžiui, kitokie negu man požiūrį tur, tai kiekvienas fanas ir brangs, net ir, pavyzdžiui, nu man labai nepatink tos plastikėnus dūrus. Nu, čia ir, bet, nu, žmonės gal kitiem atrodo, nu, valiot, žmonės važiuoja su tom dudom, aš pats važiavau su tais dudutojais į Ukmergę, tai dėka tokių žmonių ten, sakykime, Vitorijos mačą ten, bet, nu, kiekvienas ką apsūgė apteptų ant Žiogų palaik, bet tik tiesiog, pas mus jau ir to supratėm, kad to reikia daryti koordinuotą, ir tą brandą, kad jau reiktų ne kampą paulį, kažkokie tai vis tiek, nu, tom patį visi turėtume, ar ne ten. Ir toks tarsi kryžkelį, mes, nu, aš nemanau, kad mes ten tapsim kažkokiam ultrum, netgi ką mums reiktų tuo tapti, bet vat iki to, nu, kokybiškesnį palaikymą mes galim augti. Ar augsim, čia jau ir kitas klausimas, čia nuo mūsų visų priklausys iš tikrųjų. Tai ką pirminėjau, kas nedrįst, o nor, ateikit tiesiog į D2 tribūną. Čia matos visur iš toliai. Čia nesunku atskirti, kur tai fanai jo. Ir ne tik ateikti, ir važiuokite, išvyks, prisijungit, pabūkit tas geras beprašės, tas būtų futbolo fanai ir truputėlį... Pradžiu pabūti šalia, nekad suprastų. Galbūt, jo, bet čia truputėlį donkichotizmas ir tą daryti toks, bet nebijokit, kas ten ką pagalvoja, nu, Dieve brangs, gyvenam dėl savęs, o ne dėl to, kad kažkas kažką pasakytų. Taip. Žalgirį, tu toks irgi biški Vilniaus Žalgiriaus, ne? Jo, iš tų sentimentų, nebesu šiaip iš tikrųjų, bet buvau, sakykime, ir tų kažkokių tam tikrų sentimentų, bet apie Vilniaus Žalgirį labai paprasta iš tikrųjų. Pačiam Lietuvos futbolui nėra naudinga, nėra sveika, netgi pačiam Žalgiriui nėra sveika neturėti tų konkurentų ir tikros konkurencijos. Ir tai, kad Hegelman laimėjo, aišku, ten tie dabartiniai Žalgirio fanai, jie be abejo nesidžiaugtų, nu, būtų keista, jeigu džiaugtis, bet visumoje futbolui ir netgi Žalgiriui ir sveika ir naudinga, kad karts nuo karto gauti iš onkaulius. Tai va. Ir šiaip aš mielų matyčiau, tiesą sakant, tą tikrą kovą dėl čempionų titulų, nu, kažin ar šį sezonį bebus, bet man labiau patiktų, kad nebūtų taip toli pabėgiai, tai va, džiaugiuosi Hegelman pergalį. Bet kad ir su ta pergalė, nu dar Hegelman to neveinsvaržiai bus ekstra, jau yra minimum 10 taškų jau.
Nu, tas žiūrintis rungtynės, kadangi vyksta Europos čempionatą ir viskas... Aš to nemačiau, aš tiesiog jo, žiūrėjau. Nemačiau ir aš tų rungtynių, bet dabar turim prieš akis, ne, rungtynių statistiką, kad ir kamuolį kontrolė Žalgirio vartus, bet smūgė į vartų plotą, tai 13-8 Hegelman prieš 11-3 Žalgiriaus, tai toks atrodo, turėjo Hegelmans tikrą... Pelnytą, ko gero, pelnytą tikėtina pergalį. Mačiau video upstą įvartį, tai tikra gynės vėl ką ir ko įsimėts, į aikštelį prasmugiau, žiaurę gražą įvartį. Gerai, grįžtam į kitas rungtynės, tai Transinvest atsigavinė, ne? Torger serija ir 2-1, gal Dainava, kad atrodo sezono pradžio, irgi nebloga rinka taškus. Dainava jie, aišku, ten... Dainau neturi ką įmušti įvarčius, visi tom pastab. Ten, mums įmušų 3, aš gal absurdiškas kom ten. Bet realiai, jeigu komanda nedaro klaidų, negribauja, pati neprisižaid, tai Dainau ir bedainti iš tikrųjų puolium prasme ten. O Transinvest... Bet džiugau sugebėjai 3 įmušti. Gebėjai, mes ten. Mes gal leidom. Mes gribavom iš tikrųjų ten, jo. Tai šitą... O dėl Transinvest aš nežinau, tai komanda mislė šiaip jau... Aš labai noriu iš tikrųjų, kada neiškrėstų laukia. Nes Transinvest per paskutinis... Bet ane, ko gar neiškrėstų. Per paskutinis 4 rungtynės surinka 9 taškus ir tikrai pralaimėjom Kauno Žalgirio. Ane, per paskutinis tas rungtynės surink čiut nedaugiau taškų negu per visą. Sugebėjai nugalėti 3-0 netgi ir Panevėžį. Jo. Komandomis 3-0. Pelnyta, ir muš nemažai įvarčių. Jo, ir ten tų trenerių, kai italiuojimasis buvo šiaip jau, vėl nežinau. Ne, tai ir stiprus vidutinioks iš tikrųjų. Bet čia ir, visą lygį nuo 3 iki 10 vietas ir tokiam bangom ar malym kažkaip ten, bet kas, tiesą sakant, mes sužaidėm su Sūduva ir Sūduva prieš mums bejėgiai atrodė. Matysit, bus kažkoks kitas mačas, kur tas Sūduva kažkam viskas kitaip atrodys. Labai toks konkurencingas ir bangauts, kaip ir minėjom, labai mažas atstoms nuo apačios. Gali vėl bet kada viskas greit pasigeisti. Ir Katrų darai, Gargždų banga, Panevėžys Gargždų banga, ne Panevėžiai numus ir 0-1 Gargždų banga renka taškus. Banga šį sezoną gerą žaidė. Įspūdinga gerą žaidė. Išvykos būtent. Ir aš, ta prasme, ir Telšių Džiugs gerą žaidė, už abi dvi Žemaitijos komandas smagiau buvo, bet kas dar smagiau, kad, Telšė sugebėjom su ta banga sužaist tuo serijo, nes buvo jau prieš tai minėjęs vienam video, kur 3 sezoną lygo 12 rungtynių berods buvom pralaimėjom, ten 1 lygias ir 1 laimėjom, o dabar jau šį sezoną jau seriją gerinam sparčiai. Taisomės. Aš tikiuosi, kad mes Liepos 6 pataisysim dar labiau. Dar labiau, tai ir aš tikiuosi. Ir gal tvarkaraštė, jau visai netrukus sekantis turas. Tai banga, ir lauk sekančią. Čia nukelts 18 turas žais Banga su Hegelman, o kur mūsų turas 18 nerodo. Palabiškai žemiau pravažiuoti. Džiugas Hegelman. Mes laukiam Kaunų Hegelman. Ne, tai čia dabar 22. Tai čia Banga, jo. O paskui bus Hegelman. Jo. Tai dabar sekantis turas bus 22 turas, ne? Liepos 4 prasideda, tai turam Panevėžys prieš Hegelman ir Panevėžys pakeits trenerį. Ir praloš Banga. Praloš Banga, bet suluošė kitas varžybas. Laimėjai. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgiris vėl Muni mokėna, kad negali sakyti, kad čia nederbis, bet vis dėlto derbis, sakykime, tarp Žalgirių, sakykime, tarp dviejų didžiųjų miestų ir netgi pavadinimą labai panašus. Na šiaip nederbis, bet principinis mačas. Jo, principinis mačas. Turam Šiaulė Transinvest, Šiaulė, ne, Europos būsimų kovų žaidėjas. Aš žinokit, man tada visi sako Panevėžys ir tas nuvilėms. Aš manau, kad šį čempionatą lygo Muni labiausia, gerai prasme džiaugus, nes aš uždžiugu, ne, bet jeigu taip abstrahuotis, to ir ten objektyviai pasižiūrėti, Muni ir Šiaulė didžiausiai nusivilėms. Panevėžys ant žaid bangota, bet ant karts labai tragiška, bet ant, man atrodo, labiau neteik blogą žaid, kiek blogą rezultatą, ten ypač pradžioje, ten nuliai ištisiniai, kur buvo įvarčių.
O Šiaulė, bet Panevėžys kartą sužaidė vis dėlto geras rungtynės. Aš nežinau, gal aišku, aš nesėkmė, ne viską, kur jau ten, bet kiek papul pamatyti Šiaulių, aš neatsimenu, kada nebūtų iš tikrųjų gerą žaidę. O potencialų ten tų pinigų visko. Jo, ir žaidėjai visko, Ir, pavyzdžiui, aš manau, kad su Transinvestu, ne faktas, kada nenugalės. Lauk stiprus patikrinimas. Jo, stiprus patikrinimas. Jeigu čia šitą, Šiaulių pralaimėjams jau keik buvo atleistų trenerių, o Šiauliai toks, jausmas, kad untri bus su tau treneriu. Bet, kokie ten santykiai, nežinom, bet matom, kad Mindaugas Šeps ten gauna tikrą nemažą pasitikėjimą iki pačiandienis. Gal tai ir gerai iš tikrųjų, tą kreditą duoti, bet mes nežinom tos virtojus. Jo, nereikia, aš jau tokiu, kad nereikia įtaliuoti padarė sezoną ir važiuoji. Bet ten bus ko veikti, aš manau, prieš. Ir Leipos 6 į Gargždus važiavom Telšių Džiugs. Jo. Čia jau tikras, Žemaitais derbis. Formaliai irgi ne, bet šitie padėliai. Mums reikia derbių, nes nelabai turam mes. Principinis mačas. Principinis mačas. Ir mūsų plus ten koks kaip ir privažiavau vis dėlto pagal mūsų standartus, aš tikiuosi, kad mes ten būsim ir Gargždiškių kažką, pavasarį buvo daug priėjai, tai Gargždų banga nelaimės manį. Ir paskutinis Leipos 7, tai Sūduva Daino, viso ir dabar Vestos principinis, kad labai artėjai vien kitos. Bet ir čia kaimynas su Valkiečia prieš Dzūkus iš tikrųjų. Aš tikiuosi, žinokit, kaip pasakyti, kadangi Sūduva toliau nuo mūsų. Ne, šiaip iš tikrųjų tai čia viskas aišku. Realiai mums visada naudingiausia, kad būtų varžovo, kur mes nežaidėm lygiuosiam, kad kuo daugiau taškų vis praradinėt. Bet, sakykime, Sūduvos Dainavos, tai vis tiek geriau jau, jeigu ne lygios, tai geriau jau, kad Marijampolė laimėtų, negu kad Dalyts, nes mums naudingiau taip ir. O gal ir nėra, gal gerai, kad kažkas grimstų giliai velnius, tai žinai. Bet tiesiog, kai tu žiūri tos artimiausius persekiotojus, kas tau Valsonį Nogar, mes 4 vietą, tai geriau, kad tie visi arčiausia, Banga, Dainau, kaip tik ir tie. Čia mes Kauno Žalgirio Vienugarą Valsojam. Vėlgi toks, dar ir šansų kabintis ir už trečios vėjus. Ir tikėkimės, kad... Ir kabinkimės, kol ir tų šansų, jo. Ir pridėsiu žiūrovam gal statistikas lentelę, kad matytų jau tas sezonas tikrai jau perlėpa viduriaus posį ir turam rezultatyviausių žaidėjų lentelį, 4 vietą turam Džiugo žaidėjai Nordanus, ir atrodo komanda, kad yra 3-4 vietą, privalomų žaidėjas ir turam. Kaip ir logiška. Ir tikrai geras Paulės, matos kokybė šiaurėje, matos. Net ir vakar realiai komans dar iš tikrųjų. Ir toliau 3 vietą turam Žuel Bopesu, tai ir Žalgirio atsau gynės, su 7 įvarčiais, įspūdings Bopesu sezonas. Ir mums ir dėjai mušis. Tai... Čia ir šiaip jau toks, visi tą pastabą. Monstras šį sezoną. Ir tada turam 2 vietą Davis Įkauniks. Šiauliuko gerą, aš dabar gal pamelausiu, bet vienintelis užsienietis, Latvis. Gal ir ne vienintelis, dabar galvoju sudėti peržiūrėjus ar neįtor dar kiek užsienietį. Taigi gerą nesigilinu, bet... Berods vienintelis. Bent jau ryškus toks, tai tikra vienintelis. Ir muš nemažai įvarčių. Paulės Sauslį, vis laik atsidor laiko ir vietų. Arba varžovams nelaiko. Varžovams nelaiko ir nevietų. Nes ir mums, man atrodo, Šiaulius labai nelaiko ir nevietų. Ir daug kas kritikavo tokį Enrique Devensą, kuris nemoša. Katras nemoša, buvo vis Babrunga žaidėjas, iš pirmos lygs atkeliavęs, dabar ir su 9 įvarčiais, o komanda lyg ir nėra ten aukščiausios pozicijos. Ir toks įspūdis, kada nežaid gan atakojant futbolą, to ir daug progų Paulės susimuš, bet pralaimtas varžybas. Bet iš tikrųjų, jeigu te pasižiūrėti Transinvest, bent jau tas apžvalgelis, kaip pasižiūrėti, ką oponentas sužaidė, tai labai daug tų rungtynių Transinvest praloš, kur pagal progas, pagal momentus, ten tiesiog sėkmės. Aišku, kai tau serijai tų nesėkmių, tu negali sakyti, kad čia tau gali nesisekti 1, 2, 5, nesisek, reiškia kažkas netepė ir su tau gynybai, tai nežinau, realizacijai, bet ants pradėjai mošti. Ir 1 vietą turam Livio Antalį, tai yra Žalgirio Paulėje. Čia tas Rumuns, kuris
Muštas įvarčius. Muštas įvarčius ten ir... Bet man reikia atsiminti, tą nuo įvarčius man sunkiai atsiminti, nėra toks... Aš vieną atsimenu, kai aš žiūrėjau, buvau, ar Velykų daina, ar kažkas ten per telik transliavo, būtent abiejų Žalgiris dariaus Rigiriem stadione. Ir aš, taip, aš kažkada palaikiau Vilniaus Žalgirį ir tikrai jautau sentimentų, kokių visiškai nejaut Kauno Žalgirio, bet, sakykime, būtent tada mes dar persekėjom, tada konkuravom dėl pirmos vietos dar tada su Vilniaus Žalgiriu ir aišku, kaip džiugai gerbės aš, prieš Vilniaus Žalgirį, ir ten aš tą Antalijaus įvartį atsimenu, kad ten išblūdė, ten Kauno vartininkas, kur nereikia ir per anon iš viduriaus permet. Dėjans permet, įmuš, kai kurių golų galėtų nebūti, ten šiaip jau ten vartininkų golas buvo, bet tą vienintelį atsimenu. Netgi, ir Telšius berods įmuš ten, bet kuris ten iš ano buvo Antalijos, tai... Ir šokam tada į rezultatyvių perdavimų lentelę ir kadangi Telšė pradėkėm gal daug nužemiau su Kristijanu Belkatras dabar grįžo su Sūduva į rungtynes ir pasirodė po keitėm ir tikrą... Ir padarė tą tikrą skirtumą, padarė skirtumą, jautėsi greičiai savybės, technika susoka galvą, netgi gynėjau Katras 2 kartus apsisoka ir vos nenuverto. Kadro mes nematėm Alytavo, nors ten praradinėjai kamuolius, mes vėl pamatėm prieš Sūduvą. Jautas, kad gali varžovą, tam varžovom sunkiai gintis prieš anon, iš tikrųjų. Jeigu Bel ir panašus jisai, sakykime, jeigu viskas tvarko, tai tada mes auksinį žaidėjai turėjome. Ant Dalinas 3 rezultatyvės perdavimas su daug žaidėjų, o mes tad kėlamės čiučiut aukščiau ir turim Patriko Popesku iš Hegelman ir su Bošneku po 5 ir 4, komandų antro veito su Dalin perdavimus tikra. Tada Giedrius Matulevičius, 4 vietą Žalgiris. Irgi Matulevičius turi neblogą sezoną ir įvarčius muša. Čia visi tą sako, kad tas trijulė Virbickas, Golubickas, Matulevičius. Pasižiūrėkit, kad ir šitoje statistikoje iš tikrųjų 12 įvarčių ir po Golubicko arba Matulevičius, o dar ir patys dar kažką ten. Klausimas, kas būtų su Žalgiriu, jeigu ten viens, o jo labiau 2 ten, sakykime, iškristų iš tikrųjų. Jo labiau, kad lietuvių reikia, ten tie lietuvė pasams ir tikrai jau nebe tuo lygiaus iš tikrųjų. Bet važiavom. Ir anei labai kol kas kaip Vols važiavom. Jo, važiavom bet kokiu atveju, o prasidėjus Europos turnyro, to į limitą linksta. Jo. Trečia vieta, Gratas Irgedas. Kauno Žalgiris irgi Katras buksavo, vėl rokiruočių vykdė, kokių tik begali. Šiaip ten mislė iš tikrųjų pagal potencialą, pagal pinigus, pagal žaidėjų pasirinkimą. Tai ir komanda, va dabar Kurčiais išėjo, ar ne? Ten, bet tai ir komanda, kad ir galėdavo savo leisti, neleisti pagrindinius sudėti, sakėm, dabar tų įvarčių mes čia įsijungiam perdavėms, bet kai buvom. Bet ten kažkas ir netep įsteigti, nes tu į komandą turėtų panašiai kaip Vilniaus Žalgiris atrodė. Jo, ir biudžetą, ir organizaciją. Ir pasirinkėm žaidėjų vis dėlto. Kažkas ten pasaks. Mūsų laimė kažkas ten vyksta. Ir tada kėlamės dar aukščiau, tai ir Paulius Golubickas, Katran irgi, ko tik paminėjom, su 7 rezultatyvės perdavimus ir įmušęs įvarčių. Ir čia yra, čia Žalgirios... Gabus žaidėjas, rinktinis mūsų žaidėjas. Aš sakyčiau, čia ko gero, netgi vienas iš tų atsakėm, dėl ko Žalgiris ir taip toli pabėgis nuo... ta prasme, aišku, ne ant svienis, ten visas tas vidurys, bet jo... Nesustabdom praktiškai neuždengiam. Ir pirmo vieto, Žalgirio pesu, tai kaip ir gana tinkantis žodis monstras. Monstras, jo. Bet čia, man tada ir vis tiek, kažko, aš nežinau, dabar nepasakysiu, nesuformuluos kažką protingai, bet kažko ir apie visą lygą sakė, jeigu ginies ir daugiausia rezultatyviausių perdavimų ir vienas iš rezultatyviausių tų, vis tiek gynybos linijais futboliniais, iš tikrųjų, aišku, prieš tų į atakas besijungiančių ir tarp kitkas niekad teik nemoždavau, moždavau gal kažkiek, bet
šį sezoną, vėl, žinau, kažkas atsitikti. Gavo, žinai, gal kažkokį biškį tokį funkciją. Gal kitokį funkciją, bet... Ten pripažinti vis tiek, kad Žalgiris daugiau žaidė pozicinį ir vis laik varžovą aikštės pusėje. Ir be pigų gynėjams ten... Jo, Bopesu kelt bet kokiu atveju aukščiau, atlikinė visus kampinius, kas yra užskaitoma. O kad irgi kaip atlikinė baudos smūgius. Tai... Čia tie dalykai, jeigu įsižiūrėjus, ten kaip ir atrastumėm tų paaiškinimų, kas čia atsitik, bet tai ir Bopesu sezonas irgi kažkoks tai... Jo. Tai tik turbūt apie A lygą ir lauksim sekunčių kovų. Tai ačiū, Stasy, kad buvo šiandien Skėtmeno A lygos svečias. Pristatėm tavi. Tikus tavi paseks kiti žmonės, skaitys tavo tekstus, nes tikrai geri tekstą. Aš tuo pačiu pareklamuos, pirkit Kalvotojai Žemaitijai. Geras laikraštis. Mes gal nesam tokie aktyvus kaip kolegos iš kitų laikraščiaus elektroninė erdvė, bet tas laikraštis yra kokybiškas. Mano akim žiūrint kokybiškesnis, skirts tokiam reiklesniam skaitytojui, ne tik antraštis. Aišku, yra be abejo, eikite į futbolą, palaikykit Džiugą. O kas gyvena Netelšius ir Kalvotojai Žemaitijais nusipirkti negali, tai prenumeruoti. Galit prenumeruoti arba galit susirasti Stasys Katauskas Facebook profilį ir paskaityti ano postus, ano įkeltas nuotraukas iš tų tekstų. Ne tik apie futbolą, aišku, aš ten paskaitai, gal toks, nebe toks aktyvusias, bet gal suaktyvėsi dar. Tai teik. Gero savaitgalio. Ne savaitgalio, ne? Aš nežinau, žiūrint, kad... Kas dabar? Dabar į pirmadienį. Ai, ne, tai ne, kelsą. Tai geros dienos. Ja. Iki. Iki.